Taip jau atsitiko, jog vakar skelbėme apie Klaipėdoje duris atvėrusi antrąjį McDonald's restoraną, o šiandien pranešame, jog Akropolyje savo prekybinės lentynas po atnaujinimo atidengė Maximos parduotuvę. Taip jau yra mūsuose ir visame likusiame pasaulyje, jog dažnai daliai žmonių į prekybos centrą, kaip sakoma, pasižmonėti, tenka gerokai dažniau nei aplankyti kokį kultūrinį renginį ar net pajūrį, kuriuo mes taip didžiuojamės. Tačiau turbūt sutiksite, jog po Maximos parduotuvės uždarimo Akropolis atrodė šiek tiek ištuštėjęs. Gal tai lėmė, jog žmonėms mieste buvo pasiūlyta gerokai daugiau pramogų, nei sukti ratus prekybos centre. Bet šiai dienai visai nebloga žinia tiems, kurie į Akropolį ateina ne pasikultūrinti, o tiesiog apsipirkti būtiniausių, o kartais visai ne, bet maisto ir buities produktų. Tačiau jeigu jūs vengiate tokio masinio susibūrimo vietų ir neperdėsime sakydami, jog net tapusių traukos centrų, bet jokių būdų ne miesto simbolių, kaip Klaipėdos Akropolis, tai šiame video mes pasiūlysime jums apsilankyti virtualiai atnaujintoje parduotuvėje ir pamiršti šį video. Na, o jeigu labai įdomu, tai užsukite patys ir įvertinkite naująją parduotuvę. Kaip ir mes, tikimės jūsų įvertinimo, patiktukais ir žinoma šio kanalo prenumeratos. Ačiū, kad esate kartu.